apie amžių galiukas. 17 metų. Pats kūnas, matai. Kūnas išniekintas. Jo. Nu. Mano nušalį vieta. Sveiki, vyrai. Sveiki. Nekoks rytas, ne? Tai yra buvę ir geresnių. Ką čia radote? Grybautojai pranešė radęs smarkiai sužalotą kūną. Kita dingusioji. Deja, ne. Antra auka per šį mėnesį. Man atrodo, čia pakilės maniako darbas. Na taip, neaišku, nes mergina matyt, kad išniekinta šiame miške. Bet dėl pakelės maniako gali būti tiesa. Klausau? Supratau. Skambinu iš skyriaus. Pranešė, kad darbininkai kasdami smėlį rado dar vieną auką. Turiu skubėti. Aš yra. Sakiau. Atidėk, aš noriu pačiai dar biškį. Filled with water that no one can drink. Despair made of laughter. On my knees I sink. I hold in my hands what my life has forsaken. I keep in my heart what's already been taken. Detektyvas Saulius, kas nutiko? Mane atsiuntė čia prikasti smėlio. Ir, bekasdamas kastuvą, pajutau kažką kietą. Maniau, kad tai akmuo. Bet atkasęs, radau štai ką. O Dieve, Kazy, čia ta dingusioji. Gerokai apgedus. Kokia velniava čia dedas? Labas rytas. Labą rytą. Kaip sekasi? Gerai, kaip jums? Ačiū, gerai. Yra duomenų iš skrodimo. Taip ir atnešti? Aha. Ką sužinojai, Simonai? Pirmiausia tai, kad abidvi merginos vienmetės. Antra, sprendžiant pagal sužalojimus, galiu drąsiai sakyti, kad tai to paties žmogaus darbas. Tačiau nieko nepavyksta rasti? Gal jis ne vietinis? Nemanau. Jis puikiai pažįsta apylinkės. Simonai, aš nebežinau, ko griebtis. Aš nežinau, kas jūs. Man reikia žinau žmogų, kuris galėtų tau padėti. Prieš tave anksčiau šitame miestelėje dirba toks detektyvas Rimantas Sakalas. Jam yra tekę ir panašią bylą. Tačiau dar žinau, kad jisai sunkiai serga. Gali būt, kad nenorės dėl to pas tavim dirbti. Jisai gyvena užmiestyje. Nuvažiuok, gal neprarasi nieką. Ačiū tau, Simonai. Tu mane išgelbėjai. Per daug tu iš jo nesitikėjai.
detektyvas Sakalas. Aš buvau detektyvas Sakalas. Gal girdėjote, kad čia miestelio apylinkėse siunčia pakilęs maniakas? Na jo, čia tai tikrai nėra. Aš jo čia ir neieškau. Tada, ko tu iš vis nori? Vienas pažįstamas sakė, kad jūs kažkada tyrėte panašią bylą. Tai gal galėtumėte man padėti? Padėti? Manai, man kas nors padėdavo? Tu taip manai? Ir iš vis. Inspektorius vos tik sužinojęs, kad aš sergu, mane iškart įspyrė lauk. Ir dabar kai prispaudžia bėda, jo šuniukai bėga pas mane prašyti pagalbos. Nu prašau, tai argi jums sunku? Žinai ką? Man visai nerūpi, kas čia vyksta. O aš tikėjausi, kad sunkia minutė jūs galite man padėti. Taip, ir keliauk savo. Negaišinės man darbo. Gydytojas sakė, kad man gyventi liko tik 2 savaitės. Tam jaunuoliui reikia mano pagalbos. Bet juk aš sergu. Ar sugebėsiu jam padėti? Bet gal verta pabandyti. Galbūt ten, savo darbe, pasitiksiu lemti. Būtinai rytoj turiu jį nueiti. Tai ką, vaikai, vis dar dirbi? Jūs? Vakar nemaniau, kad jūs galite man padėti. Klausyk, atleisk man, senam kvailiui. Ta liga ir visa kita. Na, mano nervai jau nebe tokie, kaip buvo anksčiau. Man tikra garbė su jumis dirbti. Na tai pasakok, kas čia po galais vyksta. Mano laikais kabinetas taip gražiai netrodydavo. Žinai, to čia pasidariau, nes nei remonto. Ar klausau? Kas nutiko? Dar vieną. Tai važiuojam, nelaukiam. Mūsų žmonės jau išgabeno kūną. Manau, kad būsime vėliau atvažiavę. Manai, kad jie pamatė viską, ką galima pamatyti? Na, jos kūnas gulėjo štai čia. Taip, tu teisus. Jos kūnas gulėjo čia. Tačiau yra čia tik vilkimo žymės. Nėra jokių grumtinių pėdsakų. Medžiai neišlaužyti. Bet nemanau, kad susidarytų kur nors toliau už miško. Šo. Man rodos, kažkas mus stebi. Ei, tu ten užpušėjęs! Draugas, kad matyčiau! Nebanda bėgt! Vyrai, nešaukit! Aš čia tik grybauju. Klo, ką čia matei? Ką čia darai? Aš čia tik grybauju. Sakau, tik grybauju, nesimato. Klausyk, seni, tu man čia nepūst miglos į akis. Arba tu nužudei merginą, arba matei, kas tai padarė. Ir iš vis. Jėzu, tu visai pakvaišai.
Negalima šitai. Matai, jis nieko nežino. Tu man nevadovau, kaip reikia dirbti. Lygtais, tu manęs prašei pagalbos. Taigi leisk man dirbti savo metodais. Aš iš akių matau, kad tu kažką žinai. Kitaip nebūtum slapstęsis. Viskas, kas čia vyksta, žino tik šie miškai. Jie tai mato jau nebe pirmą kartą. Ir tik jie gali pakuždėti visas paslaptis. Velniop tave, seniai. Velniop. Ką jis norėjo to pasakyti? Eime. Bet... Every time our eyes meet, this feeling inside me is almost more than I can take. Baby, when you touch me, I can feel how much you love me, and it just blows me away. I've never been this Skaikutė, spėjau namoskabę. Labas. Na, mano darbas lyg ir baigtas. Taip puiku, buvau kaip tik pakeliui. Nepasakyčiau, Gita, man kitoj pusėje, bet aš noriu kraustytis pas mane. Tai skamba kaip viliojantis pasiūlymas. It just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life. Žinai, jau ne pirmas vakaras, kai kartu pareiname namo. Ar nebūtų smagu kada kur susitikti? Tai skamba kaip kvietimas? Tai ką pasakysi? Na, aš tau rytoj parašysiu. Tai lauksiu rytojaus. The smell of your skin, the taste of your kiss. Ačiū. 100 metų. Taip. Klausyk. Ne tavo kartais darbas, tavo reikia pas mane atsiųsti. O kienogi dar, negalėsiu tau namo sėdėti, kai dabar tokie dalykai miestelį daros. Klok, man kas čia derės? Aukos nužudytos ilgų datytų daiktų. Ko gero tai bus kardas. Amžius irgi daugmaž vienodas. Manyčiau, kad tai yra serijinio žudiko maniako darbas. Žinai, aš manyčiau, kad čia slypi kažkas daugiau. Jų kūnai paguldyti vienodai. Ir jeigu aš būčiau maniakas, savo aukų tikrai nevilkčiau kažkur į pelkes ar dar kur nors, kad paslėpti jas. Net nežinau. Žmonės kažką žino. Ir aš manau, kad reikia tai išsiaiškinti. Nežinau, pasiknisk archyvuose, pasiklausinėk žmonių, gal kam sužinosi. Ačiū, draugužiai. Tu visada žinodavai, kaip man padėti. Sėkmės tau, ir tau irgi. Durų nebūtina išlaužti, archyvas nedirba. Gaila. Gal žinai, kada dirbs? Užsukite savaitės gale. Ačiū, žmogau. Kad tave kur? Taip bent mane išgąsdino. Reikia pasikalbėti. Kad nėra apie ką. Viskas vyksta pagal planą. Ne viskas, nes tu per daug kalbi ir man rodos, nori mus išduoti
Bet ponė, aš tik su nieko nekalbu. Miške tu tikrai per daug privapėjai, todėl mes negalim rizikuoti. Ponė, prašau, tai tikrai nepasikartos. Taip, tikrai nepasikartos. Sveiki. Sveikas. Ką čia turim? Nieko ypatingo, senis šautinė žaizda. Bus koks benamis. Eme, arčiau. Čia tas pats senis, kur sutiko miške. Sauliau. Sauliau. Klausau. Žinoma, norėčiau. Senis. Ne mergina. Nejaugi žudikas keičia savo taktiką ir dar nušautas. Jis ko gero kažką matė tada miške. Šį vakarą? Vadinasi 7. Gerai, čiau. Hello, let me know if you hear me. Hello, if you want to be near, let me know. O gal jis pats prisidėjęs? Sauliau. Ką tu manai? Kas nutiko? Čia tas pats senis, kur sutiko miške. Jums skauda? Nieko, tuoj praeis. Kas jums yra? Aš mirštu, štai kas yra. O Dieve. Man liko gyventi tik 2 savaitės. Ir jūs sutikote man padėti? Detektyvo darbas man visą gyvenimą buvo svarbiausias. Ir aš noriu savo gyvenimą baigti darbe. Žmona mane paliko. Daugelis žmonių manęs nekenčia. Nieko man daugiau apart darbo neliko. Jums reikia pas gydytoją. Ne. Verčiau, važiuojam į nuovadą. Nuovada. Supratau. Laukite mūsų atvykstančių. Tai jau neklausiu, ką pasakė. Taip, dar viena mergina. Ponas iš vis čia rado tą merginą, visgi nuošali vieta, aš nemanau, kad čia belenkai kas ją rastų. Tai žinai, žiūrėjau, sliekai pasibaigė jau ieškuoti. Žiūriu, gal kažkoks maišas. Gal atidžiau pasižiūrėjau kažkokią mergą. Taip. O, kolegos mano. Detektyvas Saulis, prašom pristatyti. Jonas Kozlevičius. Kam rūpi, kas jis toks? Tačiau sakyk, iš kur tu čia atsiradai? Čia atvažiavau pažvėjuoti. Sliekai baigės, atėjau paieškos, gal čia. Žinai, rūsy bus, drėgna, visako. Ateinu žiūri lavons, ten sėkiu jums pranešti. Matot lavons. Parodymai tokie patys. Bet tai ne jūsų darbas. Jūs teigiate, kad tikrai... Ką jūs mane kaltinat? Garantija, žmogų žudysiu dėl sliekų. Ir viskas taip buvo, kaip tu sakai? Atvažiavau, pažvėjuojau, sliekai baigės, atėjau paieškuoti. Čia. Ei, tu ten, krūmuose. Išlendi.
ties to all that is me. No one takes me down. No one takes me down. Don't you think for one day that you can kill me? I'm not a pawn. Tu ką? Aklas? Ar žioplas? Gal aš vis šaudyt nemoki? Atsiprašau, aš visai netyčia. Netyčia? Tas tavo netyčia man panašesnis į pagalbą pabėgti. Ir iš vis, kur tu vakar buvai, kai nušovė senį? Tas tavo abejingumas, tyriant šią bylą, man panašu į tai, kad tu jau viską žinotum. Kaip jūs mane galit kaltinti tokiais dalykais? Klausyk, ar nematei čia prabėgant keistai apsirengusio žmogaus? Dėja, kaip išgąsdinot. Ne, nemačiau. O gal ir prabėgo kažkas, aš nemačiau, taisiau mašiną. Ačiū, nors ir iš tiek. Keista, viskas vyksta būtent šiose apylinkėse. Jūs galvojate, čia vietinių darbas? Gal ir ne jų, bet manau reikėtų ką nors apklausti. Žinau, vieną sodybą netoliese. Lysk lauk, jau saugu. Per tai vienas bėdas šiek tiek man. Labą dieną, kam galiu padėti? Šiuose apylinkėse žudomos merginos. Mes turim paklausti. Gal jūs ką nors girdėt apie tai? Aik tu, pirmą sykį girdžiu. Visas kaimas po Kruopio su jūs nežino. Nu, žinokit, mums tikrai tai neįdomu. Mes nieko nežinom, iš vis. Eikit savo, klauskit kitų. Mums reik dirbti. Kaip jūs galite taip kalbėti? Hei tu, gražuoli, ateik čia. Jis ir mano brolis Myklas, ale jis jums nieko nepadės. Ants ir nebylys ir biški kvailoks. Tai čia tas nebylys? Nu dabar jau galite eit savo. Na ir bjaurūs žmonės. Pamatysi, gyvenime dar netokių sutiksi. Klausyk, ar tu turi pas save tas nužudytų merginų nuotraukas? Jos pas mane stalčiai. Būtų įdomu praversti, gal yra kas naudingo. Gerai, sėkmės, aš turiu lėkti. Iki rytojaus.
Iki. Labas. Sveiko, Tėti. Kur šiandien eisime? Na, žinai, vakaras tikrai gražus, gal eina Piliakalnio. Tai reiškia, einame ant Piliakalnio. Gražu. Viskas kaip ant delno. O kad viskas būtų taip gražu, kaip tas vakaras. O kas nutiko? Miestelio apylinkėse jaučiausi žudikas. Ir jis žudo tokias mergaitės kaip tu. Koks siaubas. O jūs nežinot, kas jis? Dėja, ne. Ir aš baiminuosi, kad jis neužkabintų tavęs. Tai gal pas mane? Kodėl gilė? I've heard this life is overrated, but I hope that it gets better as we go. Oh yeah, yeah. I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind. I think about you, baby, and I dream about you all the time. I'm here without you, baby. Gražiai įsikūrus. Viskas taip tvarkingai. Even when the thunder and storm begins, I'll be standing strong like a tree in the wind. Nothing's gonna move this mountain or change my direction. I'm falling on the sky and I'm all alone. The courage that's inside's gonna break my fall. Nothing's gonna dim my light. But if I keep moving tomorrow, how you gonna face the sorrow? Where you gonna be when you die? Namelis iš vaiduokliškos istorijos. Tai jau tikrai. Man tai keista, kaip žmonės galėjo šviesas matyti. Langai tai užkalti. Eik šian, čia yra langas. Reiktų lysti vidun, bet man šitas namas atrodo nepatvarus. Nepatvarus? Nepamirškim, kad namo viduje galim sutikti ne tik žiurkes.
O ne. Kas nutiko? Kiek tai gali tęstis? Ir iš kas čia per žmogus? Ne. Tai jau nebe žmogus. Nu sveikas, Pazy. Šių žmonės į kaimą, kur mes išvažiavom. Dar jauna mergina rado. Dieve, gelbėk mus. Važiuojam ir viską susitvarkyti. Važiuojam. Kaip jį sustabdyti? Gal reikėtų vesti komendantą valandą? Nemanau, kad tai padės. Jis ras būdų, kaip nužudyti. Dėja, tu teisus. Kas čia? Lina. Kas čia kalba? Sauliau, kur tu? From underneath the trees, we watch the sky, confusing stars, the satellites. I never dreamed that you'd be mine, but here we are, we're here tonight, singing, hey, man, I'm alive, singing, hey, man, I am alive. Died and I'm singing, hey, hey man, I'm alive, hey man. Kodėl dabar, kai viskas buvo taip gerai? Visą gyvenimą kentėjau. Tėvas mane paliko dar negimusi. Vaikai mane mušdavo. Visi mane laikė kvailiu. O dabar jau turėjau Liną. Viskas buvo taip šaunu. Nesuprantu. Nesijaudink. Viskas bus gerai. Mes ją surasim. Aš tau pažadu. Palik ją! Ji ne tau. Geriau pasiskubink. Turi nebaigtų darbų. Verkšlenimais jos tikrai neišgelbėsim. Verčiau, skubėk į nuovadą ir miestelio žemėlapį ieškok apleistų pastatų.
O aš nubėgsiu į archyvą. Gal ten ką nors pavyks man įsiaiškinti. Radai ką nors? Nieko neradau. Tai archyvas taip pat dirbs tik vakare. Įdomu, kur jį galėtų būti. Žinai, man baisu vaikščioti miškais, kai dedas tokie dalykai. Dama su manim, tu drįsti bijoti? Na. Kas tik pultų, šitomis rankomis iš jų padaryčiau šaltieną. Man iškart pasidarė. Einu archyvą, o tu geriau eik namo. Tau šiandien buvo ir taip sunki. Bet aš noriu padėti. Kai būsi pailsėjęs, rytoj man būsi naudingesnis. Na gerai. Eik. Labas vakaras. Sveikas. Aš esu iš policijos. Man reikia duomenų apie miestelio istoriją. Ką reikia sakyti? Prašau. Tai čia kažkas ranka? Tu neįsivaizduoji, kaip rimta. Ačiū. Dar nuo viduramžių mūsų miestelio apylinkėse veikia slapta sekta, garbinanti velnę. Lygiai kas 100 metų jie grovė merginas pentagramos tvarka ir žudo jas specialiu tam skirtu ginklu. Paskutinėje merginą jie pagrobė parą prieš paaukojimą. Paaukoja specialioje tam skirtoje vietoje, o jos palaikus sudegina. Keista. Bet čia tik pasakos. Negali būti tiesa. Aha. Pagrobdavo prieš dieną. O gal vis dėlto tiesa? Sužalojimai daugmaž vienodi, padaryta ilgų dantytų daiktų, ko gero kardas. Mato jau nebe pirmą kartą. Bet ar mūsų dienomis galėtų vykti tokias nesąmonės? Kažkaip.
Nelabai tikėtina. Hold me tight, this is a lonely night. And I've hurt you, baby, 'cause you're my light. Make me strong, just like you make me weak. And your hands reach out for me, even in your sleep. They call me the wild bull. My name was Eliza. What they call me yet I do not know. For my name was Eliza. On the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses. Sveiki, vyrai. Jūs pačiu laiku, mes kaip tik grįžome. Šį atradome 2 merginas, tačiau nei viena iš jų nebuvo Lina. Jie ir negalėjo būti. Iš kur jūs žinote? Nėra laiko kada aiškinti, turime surasti aukojimo vietą. Aukojimo? Taip, jie ruošiasi ją paaukoti. Kur? Sakau, nėra kada aiškinti, ateikite arčiau. Visus tos amžius jie ritualą atlikdavo toje pačioje vietoje. Tiesiog reikia sujungti žmogžudysčių vietas ir surasti kur. Oho, kaip ir tikėjausi, pentagrama, velnio ženklas. Vadinasi, aukojimo vieta turi būti kažkur čia. Taip, miškų viduryje yra aukštas kalnas. Skubėkime ten, neturime daug laiko. Там камень пошел на самом деле, радость, высоко, что он пошел на воду. Я воюю, как не зарывался. Turime sulaukti tinkamos akimirkos jiems užpulti. Nėra ko laukti. Mes ginklą išgama. Mykolai, žudyk ją! Greičiau!
Sauliau! Gelbėk Liną! Bėkit iš čia! Nothing you can say, nothing you can do, there's nothing in between. You know the truth, nothing left to fade. Speak